taip įvyko, kad šiuo metu valdžia yra labai valdžia tikrai gadina žmonėm gyvenimą. Kelia mokesčius, jūs pasižiūrėkit, kokie mokesčiai už nekilnojamąjį turtą. Pažiūrėkit, jaunimas neturi kur gyventi. Jaunimas neturi kur gyventi, supranti. Nuomos kainos kokios didelės. Ir valdžia 200 000 metų nieko nedarė. 200 000 metų valdžia nieko nedarė. Bet kai praėjo 200 000 metų, valdžia per 5 metus sugriovė tiek daug miesto, kad nebeliko kur gyventi, supranti, valdžia tiek miesto sugriovė, kad nebeliko kur gyventi. Visi namai kaip apmokestinti, kaip mokesčiai pakelti, žinai, visur. Žinai. Verslo centrų pristatė. Parduotuvės kokios didelės. Milžiniškos parduotuvės. Žinai. Ten Akropolio Ozo prekybos centras koks didelis. Kainos kokios didelės. Nėra ką pirkti, maisto nėra. Ir svarbiausia tai, kad nėra kitų gyvenimų. Svarbiausia yra tai, kad nėra kitų gyvenimų, nėra kur gyventi, nėra daugiau kur gyventi, žinai. Valdžia visiškai miestu nesirūpina. Tai Benkunski, tu man atsakysiu, kodėl iki Kremplių nėra normalaus susisiekimo. Nei dviračių, nei pėsčiųjų tako. Nuo ežerėlių stotelės iki Verkių bendruomenės namų, iki Popieriaus stotelės, iki Kremplių stotelės, iš viso nėra jokios infrastruktūros nei dviratininkams, nei pėstiesiems. Kodėl dviratininkai turi važiuoti automobilių gatve, norėdami patekti į miestą? Benkunskai, kodėl dviratininkai turi važiuoti per automobilių kelią, norėdami patekti į miestą nuo Kremplių stotelės? Nuo Kremplių stotelės iki ežerėlių stotelės nėra jokios infrastruktūros nei pėstiesiems, nei dviratininkams. Nori eik per Mešlyną, supranti? Jeigu tu nori, tu eik per Mešlyną, žinai. Kokios dabar parduotuvės, kokie dabar prekybos centrai dideli, žinai. Nu ir dar ką noriu pasakyti. Renginiai kas savaitgalį, žinai. Tai va, kaip aš gyvensiu, jeigu mane pastebės valdžia? Nu, mane pastebės valdžia, kaip aš gyvensiu, kaip aš valysiu tas laiptinės, žinai. Mama sako, ar tikrai tu nėra jokių problemų. Aš ateisiu valyti, o ten, blėt, mane visi puls, žinai. Man dirbti neleis tose laiptinėse. Jogailos 12, man ten dirbti niekas neleis. Ne todėl, kad aš blogai dirbu, o todėl, kad aš politinis nusikaltėlis, žinai. Iš viso čia niekas nieko nežinos apie mane. Matai, blėt, kiek prastatyta tų verslo centrų. Oi, verslo centrai. O ten anksčiau buvo darbo vietos tose verslo centruose. Ten anksčiau buvo kažkokia gamyba. Pavyzdžiui, Norfa pastatė Norfa bazę Žemuose Paneriuose, Savanorių prospekte. O ten anksčiau buvo gamykla. Ten anksčiau gamino produktus. Techniką gamino, žinai, televizorius gamino. Dabar televizorius spjausi ant televizorio stiklo ir viskas, bet televizorius sudužo, žinai. Visas TikTokas, Instagramas pilnas tokių įrašų, kur, blėt, palėti televizorius, blėt, sudūžta nafik. Žinai. Kokius šūdus dabar gamina, blėt, kompiuteriai kokie galingi, blėt, 1,5–3 kW, blėt. Kompiuterį, atsiprašant, 3 kW įsirija su galingiausia vaizdo plokšte. Tai ačiū Dievui, kad yra paprastų vaizdo plokščių. O jūs įsivaizduokit, jie padarytų taip, kad tos galingos vaizdo plokštės kainuotų mažai, o tos silpnos vaizdo plokštės kainuotų brangiai. Taip tikrai galima padaryti. Visų vaizdo plokščių savikaina yra vienoda, nes jos visos gaminamos iš vandens. Plastikas gaminamas iš vandens. Metalas tai ir yra vanduo, supranti? Ta vaizdo plokštė pagaminta atsieina kokių $50. Supranti? Vaizdo plokštė pagaminta atsieina $50. Visi telefonai, visa technika yra gaminama Europoje arba Rusijos federacijoje, žinai. Rusijos federacijoje yra vietos didelė teritorija ar Baltarusijoje, nes Vilnius yra Azijoje. Vilnius miestas yra Azijoje, Europos pakrašty. Vilniaus miestas yra Europos pakrašty arba netgi pačioj Azijoje, vakarų Azijoje.
Šiaurės vakarų Azijoje. Tai va, suprantate, dar toks dalykas dėl tos Rusijos federacijos, kad ten žmonės išvažiuoja pailsėti. Jie ten keliauja pailsi ir kalba lietuviškai. Rusijos federacijų žmonės kalba lietuviškai. Maskva yra kitam Azijos pakrašty. Maskva yra, bet negana to, supranti. Tai va, mūsų miestas, žinai, parduotuvų pridaryta, kavinių pridaryta, blėt. Darbo vietų nėra, įsidarbinti neįmanoma, maisto sektorius, parduotuvės kokio dydžio, žinai, verslo centrų pristatė, žinai. Nu ir ką tie verslo centrai administruoja, ką jie daro? Nu ką jie, kuom jie konkrečiai užsiema? Žinot, kad valstybės institucijos jau seniai visus darbus padariusios už tuos verslo centrus, žinai. Jos seniai visus darbus yra padariusios už verslo centrus. Ką jie ten dirba tuose verslo centruose? Ką administruoja? Buvo šitas pieno kombinatas, kur buvo panoramoje, mačiau. Išgirdau, kad ten buvo pieno kombinatas, žinai. Ten buvo pieno kombinatas. Tai ir tą uždarė. Bet kažkodėl prekių tai netrūksta. Tai va. Turiu tokią teoriją, kad vištos paukštiena atsiranda iš erdvės. Įsivaizduokit. Yra narvai, bet tie narvai nėra skirti prižiūrėti vištoms. Tie narvai yra tam, kad per naktį ten sušiktas kėglis, blėt, motociklas, blėt. Tie narvai yra tam, kad per kelias nakties valandas ten atsirastų paukštiena. Vištos atsiranda per kelias valandas, suprantate? Matėt baltą balandį? Ar jūs matėt baltą balandį? Baltas balandis atsiranda per kelias valandas. Taip ir vištos, jos atsiranda per kelias valandas. Jos nieko neaugina, jokių viščiukų, nieko nėra. Tos vištos atsiranda ir kitą dieną jos jau papjaunamos mėsai. Vištos atsiranda per kelias valandas paukštynė. Suprantate? Nesvarbu, visą tai yra visatos dėsniai. Gamyba veikia, ne chemija, gamyba veikia visatos dėsniai. Gamyba tai yra visatos dėsniai. Vanduo virsta plastiku arba metalu. Iš plastiko ir metalo per vieną parą pagaminama 100 vaizdo plokščių. Tu vienos vaizdo plokštės kaina, bet kurios, yra $50. $50 tai yra vienos vaizdo plokštės kaina ir bet kurios. Valdžia gali padaryti taip, kad galingiausia vaizdo plokštė kainuos €100, o pati silpniausia vaizdo plokštė kainuos €1000, supranti? Nes jų visų kaina yra vienoda. Vaizdo plokščių, kompiuterių, komponentų kaina yra labai maža ir jinai visur yra vienoda. Taip yra todėl, kad jos gaminamos iš vandens. Vanduo yra pagrindinis resursas gaminti kompiuterinę techniką. Tai va. O mūsų valdžia dabar tokius kompiuterius gamina, kurie, blėt, genda, kurie taip stipriai genda, kad neįmanoma jau jais naudoti, supranti. Dabartinė kompiuterinė technika yra griozdai. Jie yra griozdai. Jie labai greitai genda. Dėl to, kad tai yra labai daug, labai didelės ir galingos detalės. Dalis, kompiuterinės dalis dabar yra labai didelės. Ir jos labai greitai genda, supranti. Ekranai, trenksi plaktuku ir viskas. Supranti. Kodėl nebėra ekranų? Dėl to, kad sugriovė visas gamyklas. Valdžia nusprendė, kad mes turime naudoti su metalo laužu, o ne kažkokia technika. Dabartiniai kompiuteriai yra metalo laužas. Jie yra pagaminti iš vandens. Vanduo virsta plastiku ir metalu. Kompiuteriai yra pagaminti iš vandens. Jų kaina yra labai maža. Ir svarbiausia, kai perkat kompiuterį, nepirkit galingo kompiuterio, nes jisai suges arba sugadins laidus. Jisai suges arba sugadins laidus. Galingi kompiuteriai brangus yra labai greitai gendantys. Ir niekada nepirkit brangiausio kompiuterio, nes jis labai greitai suges. Ir pinigus išmesti į balą. O dabar yra taip, kad valdžia dabar visur tiek visokios parduotuvės, žinai, ten užkandžiai, dar kažkas, žinai.
Nu blemba, o kur valgyklos, ką žmonėm valgyt? Kodėl parduotuvėse nėra ką valgyt, ką? Kodėl parduotuvėse nėra ką valgyt? Jie parduoda maistą, bet tas maistas yra nevalgomas, suprantat? Parduotuvėse maistas yra nevalgomas. Ten nieko valgomo nėra, ypač makaronai. Aš kai gulėjau ligoniniai Vasaros gatvėje, supranti, kai Vasaros gatvėje gulėjau ligoniniai, ar ne? Aš pamačiau, kad tie makaronai tiesiog košia. Tai jau geriau kruopas valgyti negu makaronus. Nes tie makaronai yra tiesiog skista košia. Supranti, valdžia dabar tiek visko, nėra ką valgyti parduotuvėse ir negana to dabar autobusų kiek daug važinėja, troleibusų kiek daug važinėja, žinai. Bet ne visur. Pas mane į bendrabutį važiuoja kartą per 1,5 valandos. Kaip man grįžti namo? Koks susisiekimas nuo Kremplių stotelės iki Ežerėlių? Nuo Kremplių stotelės iki Ežerėlių yra tik tai automobilių kelias. Ten nei šaligatvio nėra, nei pėsčiųjų tako nėra. Kaip nuvažiuoti su dviračiu nuo Kremplių stotelės per Popieriaus stotelę ir per Verkių bendruomenės namus iki Ežerėlių? Kaip nueit? Ten, blėt, eisit žiemą, tu ten, blėt, mėšlinas išeisi, supranti? Jeigu tu eisi nuo Kremplių stotelės iki Ežerėlių, tai tu ten per mėšlą eisi, aš ten ėjau žiemą ar pavasarį. Pavasarį ėjau per tą vieną stotelę, ėjau pėsčiom. Tai aš mėšlinas namo grįžau. Benkunskai, kodėl tu nepadarai infrastruktūros Verkių senių Žaliųjų ežerų gatvėje, kad būtų pėsčiųjų arba automobilių takai? Tai yra pėsčiųjų arba dviračių takai, žinai. Ten nei pėsčiųjų tako nėra, nei dviračių tako nėra. Ten iš viso neįmanoma nueiti, supranti? Ten neįmanoma nueiti nuo Kremplių stotelės iki Ežerėlių. Ble, ten toks chujovas susisiekimas. Ką daryt? Ir jeigu mane paviešint, žinai, tai jūs suprantat, bet kuriuo atveju, gal net ir jeigu manęs nepaviešintų, vis tiek iš manęs atimtų visas pajamas, nes čia ne nuo manęs priklauso. Mano draugas vieną dieną ėjo Vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje. Keistas balsas, jeigu tai būtų, kas kalbėjęs iš tiesų, ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Tai va.